Sveiki, esu Viktorija Vaitkevičienė, INVL Asset Management privačios skolos fondo vykdomoji partnerė. Mūsų įmonė užsiima alternatyvių fondų valdymo, tai aš būtent atstovauju privačios skolos fondą. Tai yra, surinkame mes iš investuotojų jų investicijas ir skoliname smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Šiandien atvykau į Klaipėdos universiteto Žemynos gimnaziją pravesti pamokos 11-12 klasių mokiniams apie investavimą. Aš esu Vaiva, renkuosi mokyti 15 kartos dalyvę ir šiuo metu mokau ekonomikos ir verslo Klaipėdoje, Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijoje. Investavimas, asmeniniai finansai, valstybės vaidmuo ekonomikoje ir visi kiti dalykai, kuriuos šiuo metu mokausi kartu su 11 ir 12, manau, yra labai svarbus jų tiek dabar kasdieninėme gyvenime, nes tai ugdo jų kritinį mąstymą, tiek bus pravartus ateityje, kai prasidės jų pirmieji darbai ir kiti finansiniai sprendimai. Tikiuosi, kad pamokoje išgirstos žinios mokinius paskatins domėtis, užduoti klausimus ir galbūt susimastyti apie savo vartojimo įpročius ir ateitį. Tai jeigu bent keli mokiniai susidomės ir norės pagilinti savo žinias finansų srityje, manau, kad tai bus didžiausia pridėtinė vertė iš šios dienos investavimo pamokos ir tikiuosi, kad tai padės jiem ateityje išsiugdyti tam tikrus vartojimo įpročius ir susimastyti apie ateities finansų planavimą. Šiandien su mokiniais turėjome galimybę dalyvauti Viktorijos vedamoje pamokoje apie investavimą ir mano manymu tokios patirtis, kai mokykloje turime svečių, kai galime realiai mokytis iš žmonių, kurie yra savo sričių ekspertai, atneša mokiniams didelę naudą ir praturtina jų bendrą mokymąsi mokykloje. Na ką, baigėsi pamoka, už ją tau labai dėkoju ir man labai smalsu sužinoti, kokie tavo įspūdžiai. Įspūdžiai tikrai geri, nesitikėjau, kad taip gausiai susirinks moksleivių ir kad jie įsitrauks, bus interaktyvūs, atsakinės į klausimus ir dar net ir po pamokos prieis paklausti, tai iš tikrųjų tai labai nudžiugino. Aišku, nustebino, kaip greitai prabėga tos 45 minutės, nes atrodo, tu kaip ir nedaug tos medžiagos sudėjai, bet kai tos minutės bėga, matai, kad turi trumpinti informacijos gylį ir tiesiog manau, kad šiek tiek pritrūko laiko, bet tai rodo, kad buvo įdomu ir tiem, kurie klausė, nes ir klausimai išilgino tą visą laiką. Tai ačiū visų pirma už galimybę, kad tiek aš galėjau pasidalinti patirtimis su moksleiviais ir be abejo renkuosi mokyti programa padeda ir mūsų įmoniai prisidėti prie to finansinio raštingumo gilinimo. Tai mes esam iš tikrųjų dėkingi, kad tokios iniciatyvos yra ir mes galim prisidėti prie švietimo ir jaunimo ugdymo. Labai smagu girdėti.